Tvenkinyje gyvena retos žuvys, milžiniški gėlavandeniai rykliai, didžiuliai šamai ir brangios kojų žuvys. Deja, tvenkinys bus sunaikintas. Ir jei neišgaudysime ir neišgelbėsime kiekvienos žuvies, jos visos gali žūti. Dabar turbūt klausite savęs, kodėl kas nors norėtų sunaikinti tvenkinį, kuriame plaukioja $1000 kainuojančios žuvis? Iš esmės tai kažkada buvo kažkieno privati žuvų kolekcija ir jie metų metus čia leido žuvis, stengdamiesi jas užauginti kuo didesnės. Dėžio jiem teko išsikraustyti ir jie negalėjo pasiimti žuvų su savimi, o naujieji savininkai nenori rūpinti žuvimis. Taigi jie davė mums 2 dienas viską išgaudyti. Jei per tą laiką nespėsime, viskas baigta. Ir tai nebus lengva. O dieve, seniai, ryklys šokinėja! Tai bus didžiausia mūsų gelbėjimo misija, todėl paprašiau Josh'o iš Summerland Fish Farms pagalbos. Jis pasiims daugumą kojų karpių, o aš plėšriasias žuvis, nes neturiu vietos visiems kojų. Pirmiausia, turime sugauti visus kojų karpius, tada išleisime tvenkinį, kad pagautume šamus, ryklius ir didelės aravanas. Jie milžiniški, bus beprotiška. Gerai, einam jūs, lipam į tvenkinį. Nu, aš lipu, Josh'as nelipa. O, nėra tai blogai, visai malonu. Bičiuli, pažiūrėkit, ciklidus, jie plaukia prie mano kojų, bičiuli, jie mane graužia. Gerai, pradedam. Žiūrėkit, koks didelis tinklas, juo bandysim sugauti visus kojų karpius. Pažiūrėkit, kokia didelė ta rovana. Dabar stumėme visas žuvis į seklumą. O, dieve, jų tiek daug. Bičiuli, ryklys artėja. Au! Tai buvo mūsų pirmas susidūrimas su monstriniais rykliais ir mes supratome, kokia tai iš tikrųjų pavojinga. Bičiuli, tas ryklys ką tik trenkė man į blauzdą. Jis mane įpjovė. Bičiuli, šis ryklys mane įpjovė. Hebra. Nu, Josh'ai, jei taip lengva, lipk ir padaryk pats. Ne tai blogai, kol ryklys neįsibėgėja iki 64 km/h ir nesulaužo tau kojos. Su Josh'u pagalba pagavome keletą žuvų, bet nebuvo lengva. Pažiūrėk, kokia didelė žuvis. Aš pagavau 3 žuvis. Tada supratome, kad teks saugotis ne tik ryklių. Atrodo, visos žuvis čia mus medžioja. Tai beprotybė, taip neveiks. Ne, mums reikia sugalvoti kitą planą. Tai nėra gerai. Čia yra 50 žuvų, mes net vienos negalime pagauti. O, dieve, aš pagavau 3. Tu irgi pagavai Oskarą. Gerai, 3 koj pagautas. Pagavau! Tu mane matei, gerai. Eime, broli. Viduryje. O, dieve. Pirma žuvis pagauta, pažiūrėk, kokia didelė koja. Štai, dar daug liko. Atsargiai, Josh'ai, antrą vaikinai. Esame atlikę daug gelbėjimo misijų, bet ši didžiausia. Eik pas draugą, šios žuvys mažos, ten yra milžinų, be šokinėjimų. O dieve, ką darau su tuo? Oskaras? O dieve, pagavom 4 žuvis, dar daug liko. Grįžtam. Štai ryklys, žiūriu į jį. Tas pats, kuris trenkė į blauzdą. Nors tai buvo pavojinga, turėjome grįžti gelbėti žuvų, nes laikas baigėsi. Jos susirinko į seklumą. Pažiūrėk. Ramiai. O, ne, pagavau jį. O dieve, pažiūrėk, kokia jį graži. Koj. Josh'ai, aš vežu šitą į sunkvežimį, tu gaudyk daugiau. Štai taip. Gaudyti kojį darėsi šiek tiek lengviau, o Josh'ui netgi pavyko pagauti vieną iš didžiausių tvenkinyje. O dieve, žmogau, tas dalykas milžiniškas, pažiūrėk į tą kojį. O dieve, nuostabu ir įspūdinga. Jėzau, jis milžiniškas. O dieve, ši žuvis tokia didelė. Ji keliauja į didįjį tvenkinį čia. Štai, gerai, ji plaukia. Tai tikrai didžiausias kojį iki šiol. Tai beprotiška. Vaikinai, aš paimsiu šitą. Eime. Varom, žmogau. Nerealus veiksmas. Rodys per ESPN. Man patinka šitas. Pažiūrėkit tą raudonį. Taip kieta. Kaip sakiau, Josh'as daugumą kojų veš į savo ūkį. Įdomius kaip šis parsivešiu į savo tvenkinius vėliau šiame vaizdo įraše. Juos įkekelsime į tą patį tvenkinį kartu su didžiuoju. Einam. Dabar bandome pripildyti visus tvenkinius kojų žuvimis ir kai jie bus pilni, grįšime į Summerland žuvų fermą. Ten sudėsime visas žuvis, tada grįšime ir bandysime pagauti plėšrūnus. Ir jie keliaus namo su manimi, aš ateinu jūsų pasiimti. Jis drasko veidą. O dieve mano. Mes gaudėm kojų žuvis vieną po kitos, dar liko pusė tvenkinyje. Gavai, broli, didelė. Štai jums, vaikinai. Bandysime sugauti likusias kojų žuvis. Tai bus iššūkis, jų gali būti daugiau. Tikrai teks išleisti vandenį iš tvenkinio.
O žiūrėk, kiek čia žuvų. Neįmanoma sugauti visų neišleidus vandens. Jų čia daug, Džošai. O, atsargiai, čia ryklys, didelis ryklys, lysk į tinklą, pirmin, sakome, žinai. O, čia jų daug. Džošai, o, atsargiai, čia ryklys. O, velnes, o dieve, tai ryklys. Jis mano tinkle. Ne. Man baisu. Bičiuli. Tu pakėlei koją. Pagavom vieną tą didelį didžiapelėkį vijūną. Pažiūrėk į tą žuvį, tik nesakyk Džošui. Dabar mums sekasi sunkiau. Au, kiekviena žuvis turi būti išnešta, vaikinai. Nes, kaip sakiau, turime 2 dienas išimti visas žuvis. Ir nenorime rizikuoti. Štai, didysis, gerai, vaikinai. Paimsime dar vieną koj ir grįšime į ūkį. Tik pusę pagauna. Teks viską įvertinti iš naujo. Reikės išleisti vandenį iš tvenkinio. Pagavau. Tai didelis drugelinis koi. Dabar reikia visus koi perkelti į tvenkinius ir gražinti į ūkį. Tai atliekama lėtai ir sklandžiai. Ir tada turime sugalvoti, kaip iš tvenkinio išgaudyti visas milžiniškas žuvis, kol jis dar nesunaikintas. Gerai, vyrai, po įtemptos kelionės atgal į ūkį mes atvykome, o visos žuvis yra sveikos ir gyvos. Čia daug žuvų, todėl skubėkime, nes temsta. Gaudykime po vieną ir dėkime į tvenkinį. Visi koi jau perkelti į naujus namus. Čia tikriausiai yra daugiau nei 10 žuvų, kai kurios tikrai didelės, bet tai dar ne pabaiga. Vyrai, dabar grįšime prie tvenkinio ir čia viskas taps tikrai beprotiška. Turime pagauti ryklius, didžiuosius šamus ir kitas plėšrės žuvis, parsivešime jas pas mane. Pasiruoškime ir bandykime sugauti visas pabaisas. Gerai, vyrai. Grįžome prie tvenkinio ir pradėsime išleisti vandenį, kad būtų lengviau pagauti didelės žuvis. Čia yra apie 1000 koi karpių, keli dideli šamai, 4 dideli rykliniai šamai, 2 arovanos ir dar daug plėšrių žuvų. Pradėkime leisti vandenį. Sugausi likusius koi karpius, tada gaudysi didžiuosius. Bet vis dar saugodamasis ryklių, turėjau pašalinti likusius koi. Ir tai neužtruko ilgai, nes žuvys tamsoje manęs beveik nematė. Jas buvo daug lengviau pagauti. Ir vos per kelias minutės man pavyko sugauti beveik visus koi karpius. Valio, 3 jau sugauti ir dabar liko tik keli. O, turime didelį egzempliorių ir štai taip, kebra. Aš sugavau visus koi, o dabar liko tik didieji. Ir čia prasideda tikrai baisu. Kol buvau čia ir gaudžiau koi, supratau, koks tai pavojingas ir baisus dalykas. Šios žuvys tikrai didelės ir jei jos norėtų, galėtų mane visiškai parblokšti. Todėl turime būti labai atsargus. Pradedam nuo šamo. Taikinys užfiksuotas. Turime raudonuodegio ir tigrinio plokščiasnukio šamo hibridą. Tai didelė žuvis. Prašau, įlįsk į tinklą. O, pagavau jį. Ramiai. Jis vos nepataikė man į veidą. Čia raudonuodegis. Žiūrėk ramiai, nesidraskyk. O dieve, kokia žuvis. Džošai, ateik čia, paduosiu tau ją. Pažiūrėjom į to žuvies raštus, ji nuostabi. Šie dideli šamai tilpo tik į plastikinius maišus, kad galėtume juos pernešti į šalkrepšį. Jis maišė. Eik. O dieve, jis milžiniškas. Vienas jau yra, dar keletą paimsime. Pažiūrėk, didelę kaimanžuvę. Šitą vyruką irgi paimsime. Grįžk čia. Kaimanžuvė, lysk į tinklą, pagavau jį. Pažiūrėk, koks didelis. Ačiū. Kas kitas? Turiu hibridą ir raudonuodegį. Abu čia, vienas įstrigęs kampe. Vaikinai, pagavau raudonuodegį. O dieve, jis daug didesnis nei maniau. Pažiūrėkite, koks jis ilgas. Tai bus antras pagal dydį, kurį turime. Šis raudonuodegis toks didelis ir agresyvus, kad ją bus sunku įdėti į maišą. Turiu nusiraminti, jis baigė. Suplyšo tinklas. Šis visai nepatenkintas. Raudonuodegis buvo toks stiprus, kad praplėšė skylę tinkle ir pabėgo. Laimiai galėjau dar kartą ją pagauti. Gerai, antras raundas. Prašau, nesuplėšyk tinklo vėl, bičiuli. Ir laimiai šį kartą man pavyko jį įdėti į maišą. Boram. Pažiūrėkite į tą daiktą. Jau 2 dideli šamai sugauti. Mums liko 1 šamas. Čia pat yra ryklys. Nenoriu jų gaudyti. Tai taip. Ar bandai pagauti ryklį? O ne, tu to nedarysi. O dieve, tu jį suplėšysi. Todėl taip nedaroma. Kodėl bandėjai jį pagauti? Nežinau, kaip mums pavyks. Tas daiktas vos mūsų nenužudė. Jie juda kaip kulka. O dieve, bičiuli, man neramu dėl šių ryklių.
Džošai, jis pataikė man į kelius. Tai blogai. Galime rimtai susižaloti. O, tai ryklys. Pažiūrėk jį. Matai? Tai, bičiuli, ryklys. Sveikas. Pagavome pirmąjį ryklį. Jis milžiniškas. Džošai, būk atsargus. Jis gali šokti ir trenkti į galvą. Dabar bandysime įdėti jį į maišą. Vienas neteisingas judesys ir galime atsidurti ligoninėje, todėl turime būti atsargus. Supratai? O, Dieve, pažiūrėkite šį ryklį, pažiūrėkite jūs visi. Milžiniškas ryklinis šamas. Nebuvo blogai, viskas sklandžiai. Jis sugavo vieną iš 4 ryklių. Visai gerai. Eikime paimti likusių. Kas tai? Tu pagavai hibridą, šaunu. 3 ir paskutinis šamas. Tai didelis, bičiuli. Gerai, mums pavyksta, bičiuli. Tai tikras monstras. Einam. O, Dieve, bičiuli, liaukis. Tas padaras labai stiprus. Pažiūrėk į žuvies dydį, kurią dabar tempina. Kas čia vyksta? Pagavau jį, laikyk. Manau, jam viskas gerai, vyrai. Mums puikiai sekasi. Visi 3 šamai saugus, vienas iš 4 ryklių pagautas, taip pat didžiosios arovanos ir porą Oskarų. Dabar grįšime ten atgal ir tikiuosi, kad šie rykliai mūsų neužpuls. Štai, einame atgal. O, Dieve, pažiūrėkite tą arovaną, žmogau. Tikras žvėris. Ieškojome ryklių, bet drumstas vanduo trukdė juos rasti. Visi 3 čia ir artėja. Puiku, einam. Pagavau jį, pagavau, Džošai, pagavau vieną, pagavau ryklį. O, Dieve, koks jis storas. Pažiūrėk į tai. Pažiūrėk, koks tas ryklinis šamas apkūnus. Tai gali būti didžiausias, kokį esu matęs. Gerai, štai, antras ryklys viduje. Tai buvo lengviau nei tikėjausi, o vėliau viskas gerėjo. Džošas aptiko dar vieną didelį ryklį. Pažiūrėk į tą manevrą. Matei tą vyruką? Tikra komandinė dvasia. Tai buvo baisu, jis šoko į mane, bet laiku pagavau tinkle. Šis vaikinas milžiniškas. O, Dieve, kaip džiaugiuosi. Žiūrėkit, jau 3 sugauti rykliai. Tai reiškia, kad liko vienas, bet Džošas ką tik pasakė, kad jis pats didžiausias. Tai puiku. Bandysime juos surasti, tikiuosi pavyks juos sugauti nesusižeidus. Ir taip, pirmin, bandysime jį įsprausti į kampą. Štai jis, štai jis. Oho, gerai, pažiūrėkite ten. O, pažiūrėkite, vaikinai. Tai pirmasis afrikietiškas ciklidas, kurį čia pagavome. Jų čia tiesiog tūkstančiai. Reikės vėl išveisti vandenį arba pastatyti žuvų spastus ciklidams. Šis labai gražus. Dėsime jį į konteinerį. Tvenkinyje jų tūkstančiai. Jis kampe, matai? Ateina. Negalime jo prarasti. Jis mus apgaudinėja jau valandas. Ne, ką tik suplėšiau tinklą. Ne, kas tai? Didžiapelekis? Vijūnas? Nunešiu tai į kampą, pažiūrėk. Pagavau dar vieną šaunų Afrikos ciklidą. Trofeusas, didelis. Abu dėsim į šaldytuvą ir eisime toliau. Vis dar ieškome paskutinio ryklio, bet štai šauni žuvis. Kiniškas didžiapelekis vijūnas. Jie tikrai šaunus. Pažiūrėkite žuvį. O, Dieve. Štai, jos keliauja į šaldytuvą. Taigi, štai ką iki šiol turime. Turime kaimanžuvę, didžiapelekį vijūną, raudonuodegį šamą, ryklių, hibridų ir Oskarą. Tvenkinyje liko kelios žuvys. Pažiūrėk, ar galime jas pagauti. Pagavau Oskarą. Palauk, turiu dar vieną kojį, dar dublis. Turiu milžinišką Oskarą. Džošas turi paskutinį kojį. Puikiai sekasi. Ištraukėme jį. Gerai. Štai Oskaras, koi ir kitos žuvys. Po ilgų paieškų pagaliau sugavome paskutinį ryklį. O, taip. O, tai yra didžiausias. Gerai, ne, viskas gerai, viskas gerai. Viskas gerai. O, Dieve, tai tikrai didžiausias. Mes padarėm tai. Paskutinis ryklys. Dabar liko tik abi arovanos, pažiūrėkit. Viena yra štai čia, jos abi čia. Įdėkime ryklį į šaldytuvą ir pagaukime arovanas. 4 ir paskutinis ryklys. Milžiniškas. O, Dieve. Taip, mums teks važiuoti namo, kol jie taip daro. Linkėkite sėkmės. Štai didžioji, gaudyk, Džošai. O, Dieve. O, Dieve, pažiūrėk, atrodo, kad tiesiog nuėjai prie ne to stulpo. Oho, taip, gerai. Taip, tu vaikų neturėsi, gerai. Tai vienas iš didesnių arovanų, kokius esu matęs, tikrai didesnė nei bet kuri, kurią turiu. Pažiūrėk į šitą, jis dvigubai didesnis už mano didžiausią. O, Dieve, jis milžiniškas. O, Dieve, šie arovano toks didelis. Mes uždėsime tinklus ant tvenkinių, kad įsitikintume, jog jis neiššoks. O, Dieve, nuostabu, koks žvėris. Dar vienas mažesnis, hebra. Sugauna beveik visa žuvis. Liko tik viena, mažas arovanos jauniklis.
Paimkime ją ir grįžkime į mano namus. Pagavau paskutinę žuvį. Taip, jis atrodo toks mažas palyginti su ta tikrai didelė žuvimi, bet iš tikrųjų jis pats gana didelis. Taigi, štai vaikinai, krausime jį į sunkvežimį ir važiuosime atgal į mano namus, vaikinai. Jei norite pamatyti antrą dalį, kurioje sugrįžtame ir bandome pagauti kiekvieną ciklidą, parašykite komentarą žemiau. Palikite patiktuką, na o dabar važiuojame namo, gerai vaikinai? Grįžome į mano namus, turime 2 tvenkinius su didelėmis plėšriomis žuvimis ir ketiname jas paleisti į kelis savo kiemo tvenkinius. Pradėsime nuo 4 didelių ryklinių šamų, kuriuos įleisime į ciklidų tvenkinį. Pirmasis jau keliauja. Eik, bičiuli. Jiem prireiks šiek tiek laiko apsiprasti, bet čia jiem turėtų sektis tikrai gerai. Štai pirmasis jau plaukia. Oho, jis milžiniškas. O, koks didelis vaikinas. Gerai, turime jį. Antrasis ryklys, štai jis. Gerai. Štai ir antrasis. O, jis pasiruošęs plaukti, pažiūrėkite tai. Turėjome dar 2 ryklius, kuriuos reikėjo įleisti į tvenkinį. Tad juos įleidome, o tada atėjo laikas didžiajam šamui. Gerai, pirmiausia ištrauksime šiuos 2 didelius hibridus ir įleisime juos į plėšriųjų tvenkinį. Štai taip. Pirmasis šamas jau tvenkinyje. Pažiūrėk, koks jis gražus. O, biglinda po juo. Oho, tikrai matosi kokia didelė biglinda, palyginus su to milžinišku šamu, kurį ką tik įleidome. Ji tikra pabaisa, tai beprotiška. Turbūt klausite, kaip tilp šios milžiniškos plėšrios žuvys. Planas – statyti dar vieną plėšriųjų žuvų tvenkinį kitoje pusėje. Tai turėsime 2 daugiau vietos dideliems žuvims ir tai bus labai greitai. Taigi įleiskime antrąjį hibridą į tvenkinį. Oi, ramiai. Gerai. Štai jis labai judrus. Išplaukia į tvenkinį. Ir dabar jūs, vaikinai. Trečiasis ir paskutinis šamas šiame tvenkinyje. Milžiniškas raudonuodegis. Dabar jis tvenkinyje su arovanomis. Nekantrauju įleisti šią arovaną į plėšriųjų žuvų tvenkinį. Šitas padaras tiesiog milžiniškas. Pažiūrėkite į šią žuvį. Ji labai didelė, kaip ir šitas vaikinas. Jis taip pat labai ilgas. Gerai, pagavom jį, einam, dabar turim armiją. Manau, turime daugiausia plėšriųjų šamų YouTube'ą. Čia jų daug. Dabar laikas įleisti arovanas į tvenkinį. Pirmiausia, išimkime didįjį vyruką, kad patikrintume, ar jam viskas gerai. O, šventas rupūžė, jis milžiniškas. Pažiūrėkite į šitą daiktą. Kaip tai iš vis įmanoma? Tai milžiniška arovana, vaikinai. Turime didelę ir mažą arovaną. Eime pasimti mažesnės. Ji gyvybinga spurda, nori ištrūkti. Antroji arovana jau paleista. Dabar liko Garas, kiniškas didžiapelėkis vijūnas ir Oskarai. Dabar Garą ir didžiapelėkį vijūną perkelsime į ciklidų tvenkinį. Jie plaukia, atrodo nuostabiai ir jis plaukia. Tada šitas vaikinas. Didžiulis, kiniškas, didžiapelėkis, vijūnas. Labai šauni žuvis. 3 didžiuliai Oskarai plaukia į tvenkinį. Jie tikrai dideli. Taip pat planauna perkelti kai kurias išgelbėtas kojų žuvis. Kitą dieną grįžome į Summerland žuvų fermą rinktis gražiausių kojų žuvų, kurias vakar išgelbėjome. Aš išsirinksiu 4 geriausias žuvis ir parsivešiu į tvenkinius. Įtikinai mane, Džošai, pagaliau perku kojų žuvis. Štai viena jų, man patinka didelė, turime ją paimti. Atsimeni, bičiuli, kaip jį šoko žemyn ir vos tavęs nekliūdė. Šitą tikrai įmam. Pažiūrėk, kokia didelė ta koja. Parsivešim ją namo. Pirmoji koja išrinkta, liko 3. Ji tikrai didelė. Kas šitai bėga? Kuri kita? Matai tą tamsiai raudoną su juoda? Bandysim ją paimti. Jinai artėja. Taip, šauni. Tikrai turim paimti tą bičą, jis mano mėgstamiausias. O, dieve, pažiūrėk į spalvas. Gerai, taip, šitą tikrai imsim. Tai tikrai smagu, klausykit, šiandien viską keičiame. Šiandien perkame koj. Dažniausiai ieškome didelių žuvų, bet reikia įvertinti ir koj. Šios nuostabės. Imk jas. Džošas pagavo, pažiūrėk jį, nuostabus. Tai vienas gražiausių kojų, kokius mačiau. Gerai, Džošai, įsirink dar vieną, kurią nori. Prašau, paimk pačią gražiausią. O, bičiuli, man ta patinka. O tai, geras pasirinkimas, Džošai. Ačiū. Ji nuostabi. Niekada nemačiau nieko panašaus. Pažiūrėk į žvynus. Gerai, turime 4 savo kojų, krauname jas ir važiuojame pas mane namo. Susitiksime ten. Gerai, mes jau namie. Ką tik baigiau suleisti visas kojų į savo kiemo tvenkinius ir jos atrodo nuostabiai. Atgaivinome tvenkinius ir išgelbėjome daug šaunių žuvų. Jei patiko, spauskite patinka ir prenumeruokite. Iki kitų susitikimų.